Preliminariais skaičiavimais Kaune ir laikinosios sostinės artimajame priemiestyje šiuo metu statoma iki 1000 naujų gyvenamųjų būstų. Kaip pasakojo bene daugiausia naujos statybos būstų administruojančios nekilnojamojo turto marketingo ir pardavimų įmonės ekspertai, Kaune beveik nestatomi vieno kambario butai, renkamasi 2-3. Taip pat išskirtinai mažaaukštės statybos namuose. Kaunas apskritai yra daugiau individualių namų kraštas, o kadangi ne kiekvienam galimybės leidžia įsigyti nuosavą namą, tai dėl to mums reikia mažesnio skaičiaus gyventojų, mažesnio skaičiaus kaiminystės mažesnės ir dėl to renkasi būstus mažesnėse namuose. Šiuo metu dažniausiai naujos statybos nekilnojamo turto pirkėjai renkasi kotedžų tipo būstus su nuosavu sklypu ir atskiru įėjimu. Kadangi kauniečiai yra šalininkai nuosavų valdų, nuosavų namų, tai artimiausias žingsnis į nuosavą valdą už priimtiną kainą yra kotedžai. Todėl Kauno priemiestyje artimajam yra statoma daug kotedžų, jų kvadratūros yra nuo 55 iki 100 kvadratinių metrų. Populiariausia yra 70-80 kvadratinių metrų būstai. Neturim problemų su parkavimu, turim savo parkelį, savo kiemelį ir privatumą, žinoma, visi atskiri įėjimai ir būstas išties yra kaip nuosavas namas. Skirtumas tik tas, kad jis yra sublokuotas. Pasak mūsų ekspertų, populiariausi ir daugiausiai besivystantis rajonai Kaune – tai Romainiai, Vijūkai, Giraitė. Kotedžų Romainiuose gyventojai savo rajoną net pakrikštijo kotedžų kraštu. Kvartalas yra populiarus tuom, kad jame yra išvystyta visa kelių ir komunikacijų inžinerinių tinklų infrastruktūra. Yra nutiesti asfaltuoti keliai, dujos, vanduo, miesto nuotekos. Nuo 70 iki 130 kvadratų yra patys populiariausi. 130 kvadratų būstus jau perkama kaip praktiškai namus ir jie yra jau su garažais. Žmonės žavi ir kvartalo naujumas. Tie, kurie žmonės atvažiuoja apsižiūrėti, galbūt į svečius, pas savo draugus, pamato, kad viskas yra nauja, atvažiuoja po 2 metų ir žiūri, kad aplinkui visur yra apstatyta. Tas žmonės žavi. Natūralu, kad vystantis statyboms į gyvenvietę atseka ir verslas. Romainiuose jau atsirado maisto prekių parduotuvė, asfaltuoti keliai, jau numatyti darželių ir mokyklos projektai.